leidžiamės į kitą savo kelionę. Atvykom į Vilniaus oro uostą, kuris šiek tiek kitaip atrodo. Kažkodėl dabar sugriežtinta patikra, todėl rekomenduoju porą valandų anksčiau atvykti bent jau. Bet panašu, kad prie vartų nėra čia daug labai. Laukiam į oro uostą. Nebuvo didelės eilės. Greit 10 minučių praėjo. Nors visi rekomendavo 2 valandas pasilikti bent jau. Mes 2 valandas prieš tai atvažiavom. Pasiėmėm kavos. Taip, lifehackas. Narvėse gavosi, kad galioja nemokamos kavos, jeigu turi sukaupęs nuolaidėlę. 3,40 € sutaupėm. Ir bandelę. Irgi sutaupėm, nes vieną perki, antrą nemokamai. Laukiam lėktuvų. Už 1,5 valandos atskris. Ir skrisim į Turiną. Pradėsim kelionę po Italiją. Vėl po Italiją? Vėl po Italiją, bet dabar jau važiuosim su mašinu. Nuo pat skrydžio Turino turėsim mašiną ir važiuosim labiau tokią šiaurinę Italijos dalį. Nebus labai šilta, bet... Turinas, Genoa, Pisa, visos pakrantės. Florencija, ir Bolonija. Ir grįšim į Turiną. Tai Turiną realiai aplankysim tik pačioj pabaigoje. Nors skrendam į automobilis visai savaitai. Nes į Turiną buvo pigiausi bilietai. Žmogui pirmin 35 € ir atgal 35 €. Todėl ir pasirinkom Turiną. Laukiam lėktuvų, mėgaujamės kava ir turbūt susitiksim Turine. Pagaliau nusileidom oro uoste. Skrydis greitas, trumpas. Pavyko apsikeisti vietas, tai sėdėjom kartu. Nu, viskas gerai. Einam į Turiną. Oras tai lygiai tas pats kaip Lietuvoj. Nieko nesiskiria. Apie 10 laipsnių, gal 12-13. Atėjo mašinas pasiimt. Parašyta, kad laukiamajam reikia. Alamo randam. Bet iš tų rodiklių tai nieks neaišku. Rodiklės rodo į apačią, bet turbūt reiškia, kad tiesiai eit. Bandam tiesiai. Šiaip tai pasiėmė mašiną. Šiaip taip užtrukom, gal 40 minučių. Gavom vietoj tokios, tokią Ford Puma. Depozitas 500, mašina savaitai 6 naktim 210 €. Pilną pasiėmė, pilną grąžinė, su pilnu draudimu. Tai nežinau, lyg ir nebloga kaina, kaip savaitės. A, gerai. Nu, važiuojam. Nu ką, važiuojam šiek tiek su tokiais trikdžiais, nes buvo šiek tiek iš Turino sunkiau išvažiuoti. 2 ratus prasukam. Jo, mašinos navigacija rodo nesąmonės, kaip ir Malagoj, man atrodo, taip pat buvo. Arba nemokam nustatyti. Jo, o telefono nėra kažkur patogiai statyti mašinai, tai vis ranko reikia laikyti, dabar čia vieną vietą suradom. Tai dabar važiuojame iki vieno outleto, dar bandysim kažką surasti tokio lengvo užvalgyti, nes alkani, o kai alkani, tai nuotaikas nėra. Jo, ir oras toksai neitališkas visai. Jo, ir vaizdai dar kol kas visai neitališki. Bet aš Turine to ir tikėjausi. Ir šiaip, kai leidama su lėktuvu, tai man Turinas pasirodė tiesiog namai su ryžais stogais. Na, paskutinė diena mūsų čionais. Daugiau aplankyti. Taip. Tai pasižiūrėsiu. Šiaip tai mašinoja. Lietų ir rytoj žada visą dieną. Žiūrėsim, rytoj turbūt bandysim rinktis pramogas nelaukia viduj. Pasižiūrėjom vieną akvariumą. Tai gal tenais žmogui 30 €, nu tai va kaip bilietas atskristi į Italiją. Tai va. Kažkas tokio. Na gerai, keliaujam.
atvykom į niekur, kad pamatėm parduotuvėlę Atvykom į kaimą. į kaimą. Labai jau visai toks liūdnas vaizdas. Mums primena Bergamo. Nežinau. Žinai, prie Italijos įpratę +25 ir saulė. Bet einam kažką, užkaisim pageresnį nuotaiką. Restorante radom kažkokią. Norim pabulkat, arba vieną bulką dviesi suvalgyti, kol davažiuosim, nes ilgai važiuot, būsim pikti. Tai va, kavinę radom, puikiausia prie galo. Bet čia kafe, tai ar nebus, kad tik kalba ir... Narvesina, žodžiu. Va, Nepasisekė. Nei vieno sumuštinio neturi. tokie padžiūvę krasanų. Tik krosanai, kažkokie sausainiai ir Bet viskas. mes nenorim saldžiai. Taip, saldžiai mes turim. Reikia kokios mėsytės. Važiuojam toliau. Aš norėčiau mėsainio. Laukiam savo picos kolonėlį. Esam labai itališkai kaviniai. Pizza kokių 5 dienų. Arba nes. Bet ant lango tai buvo taip gražiai nupiešta. Sumuštinis su mozzarella sūrė, tai man čia nieko nėra. 4,50. Tokia. Sumuštinis su vandeniu. Kai pas mūsų kolonėlėse uždrausas alkoholis, tai čia tiesiog gali ateiti benzino kolonėlį ir gerti alaus su užkandžiais. Ir vinelio turi. Ir vinelio. Visas baras otiesi. Nu, užkanduką duoda, žiūrėjau paprie. Bet ką gavom už 3,50 €? Nu, kavinė tai kensia, bet Na, mes per baisiai žalkę. Negalim laukti. pirmą dieną visada tokia būna, o vakare jau kažkur eisim geriau. Gal mes pakeisim mūsų įpročius ir dabar neskaniai pavalgysim, o vakarė skaniai gal. Nes dažniausiai vakare būnam baisiai šalkę ir po to kažką neskanaus suvalgom. Nu ir kaip? Valgoma? Nėra blogai. Gerai, pica. Italija, pica, benzino kolonėlė. Ką pavalgom ir važiuojam, po Gerai, truputį jau pradeda tempt. Jau galim ir ant tamsos ten nuvažiuoti. Atvykom į kambarį. Šitoks B&B su kavos aparatais. Kažkas arbatą kaičiasi. Mes gavom 3 numerį. Bet kaip lyja. Baisiai lyja, baisiai. Vos atėjom, automobilį irgi priparkavom. Bet tokiais tarpeliais. Kažkur tai laukia radom vietą. 15 ratų pavažiavę radom. Jau nieko nefilmavom, tamsu baisiai, nieko vis tiek nesimatyti. Tualetas toks, kainą pridėsiu, nepamenu tiksliai, gal kokį 70 € kainavo kambarys šitas. Paprastas. Tai tiek, nežinau, jeigu aprims eisim į kavinės, o gal ir tiesiog eisim. Šalia yra pora kavinukų, tai reikia pavalgyti. Per lietų atbėgom pavalgyti. Prašėm 2 bruskėtų. Padarė visą lėkštę, bet mes čia dar papildomą maistą. Ir jie šiaip meniu neturėjo, tai sakė padarys, tai žiūrėsim, kas sumokėsim už brusketą. Gal nemokamai? Kavinukė tokia panašiai restoraną. Laukiam kitų maistų. Gavom maistų. Aišku, laukiam gal pusę valandos, bet Ilgiau. bent jau gražiai atrodo. Tai ką, skanaujam, jau pusę 11 beveik vakarą. Šitą kavinę ilgai dirba iki 1. Skandam ir einam ilsėtis, nes jau pavargom. Baigiam savo ilgą vakarienę. Bruskėtos 10 €. Nu, patys norėjom. Nebuvo meniu tokio patiekalo, Galvoja kainą. bet mes paprašėm 2, kaip ten, Nu, mes sakėm 2 bruskėtų, nu tai vienas tau, kitas man. 2 gabaliukų. Nu. Atnešė 6. Tai ką mums tiek daug, mes tiek ir nesuvalgėm, vis tiek dar pasiliko.
Nu, bet patys kalti, kad prašėm, ko nėra meniu. Šiaip skanu, maistas buvo skanus, viskas gerai. Bent jau davė valgyti, nes aplinkui tai nelabai buvo. Jau užsidarė kavinės. Gavosi 60 eurų beveik, nu, arbatpinigiai 60. Tai nepigu, sakykime, bet pirmą vakarienę mes visą laiką prašaunam. Ne, pirmą mes dieną prašaunam. Nu, pirmą dieną, viskas, kas būna pirmą dieną, tas nepasiseka. Dar einam pažiūrėti, kaip tą mašiną pastatėm. Nes tada labai lyja, tai skubėjom. Jo, čia mūsų mašina, vietos liktais palikom tiek priekį, tiek gale. Sakė, jeigu mėlyna linija, tai mokama, jeigu balta, tai nemokama. Čia jokios linijos nėra. Tai matyt, gal nemokama. Vienintelį vietą radom. Gerai, tokia mūsų gatvė. Ir ką, einam mes jau ilsėtis. Ir rytoj kažką... Ir rytoj laukia antroji lietinga diena. Rytoj nusimato labai lietinga diena. Bent jau rodo prognozės, kad lis nuo ryto iki kokių 4-5 vakarą. 90% lietus. Nu, tai va taip ir bus. Todėl mes eisim rytoj į akvariumą, jeigu leis mus. Ir taip leisim viduje laiką. O kitas dienas tai lyg ir nėra tokios tragiškos. Tai gal bent tada pavyks pafilmuoti kažką. Labas rytas, atsikėlėm. Ilgai nemiegojom, nes patalinės iš lovos nebaisiai patiko. Man tai per maža lova. Aš tai miegojau ne ant lovos, o skėliai kažkokiai. Per vidurį yra tarpas, dėl to krentam ten. Oras tai tragiškas, sakykim, bet likti dar žiauriai nelyja. Bandysim eit. Tragiškas, bet to ir tikėjomės. Bandysim eit pusryčiaut. Nu jau lietus lyja, tai nefilmuojam, bet va, požeminė perėja kokia. Iki mūsų kavinės. Na viešbučio 2 minutės iki kavinės, tai... Ir dar reikia susirasti skėtį kažkur. Ir skėčiai Nes ieškot. šiaip šilta, bet... Nu, bet tas toks lietus. Nu, jis nėra stiprus, bet vis tiek. Šiaip tai šilta laukia, tikrai. Jaučiu netoli 20 laipsnių. 19. Ir einu aš toliau. O va, visi lyja. Jungiam kamerą ir einam į kavinę. Radom kaviną, tai visai nieko. Sukūrėm kruasanų. Kavos. Pyragėliai mačiau po €70. Kavos turbūt po 2 kokius. Vėliau patikslinsim. Už lango. Pilo. Skanaus. Linksmoji Italija. Panašu, kad šiandienos tikslą mes neįgyvendinsim, nes turėjome eiti iki tokio gražaus pliažiuko, tokio senovinio. Pridėsiu bent jau nuotrauką, kaip turėjo atrodyti mūsų pasivaikščiojimas. Bet lipsim tiesiai į mašiną ir važiuosim į akvariumą. Akvariumas jau dirba, tai pasižiūrėsim žuvyčių. Ir dar pabandytum skėtį nusipirkti, jeigu rasim. Kažin, Lidlė yra ar ne? Šalia Lidlas tai galbūt jame bus, bet dabar tyla nepanašu, kad sustos. Tai palaukiame šiandien pasivaikščioti. O rytoj bus matyt. Bet krasanas buvo skanus. Skanus, krasanas. Itališkas, bent kažkas itališkas. Kaip ir ankstesnėse kelionėse. Panašus skonis, ne? Ir kava panaši. Ir nebrangu, ir skanu. Kiek tada? Porą eurų bus. Dar nemokėjau, bet kažkas apie 2 pm gal. Nu, 10 eurų. Pusryčiai standartiškai. Gerai, mes turbūt jau bandom iki Lidlo ir einam čekautą daryti. Va taip va mes leidžiam laiką. Skėčiai jautruoliai net už tą. Skėčiai labai pigus buvo, už kurias brangiai sumokėjom. Po 6,50, nors jų savikaina tikriausiai yra 50 centų. Labai trapus. Einam tiesiai į mašiną. Einam.
Kas radom parkingą. Uma priparkuota. Nebrangus. Kiek Nu, čia valandą? euras 50 valandą, man atrodo, yra. Skėčiai paruošti, nes dar daug kelių iki akvariumo. Nes pila labai stipriai, tik mums reikia rasti išėjimą. Gal čia. Ir einam į akvariumą, bandysim patekti, jau dirba. Sakom, su skėčiais visai neblogai einasi. Galima ir pafilmuoti kažką. Antikinis portas Genovos. Čia mūsų kelias iki akvariumo. Blogiausia tai, kad rytoj rodo saulę ir 20 su viršum. Galima ir kruizu prasiplaukt. Tai gal ne šiandien. Gražiai, gražiai. Su skėčiu kitas reikalas vaikščioti. Nu, mes jau akvariumo eilėj. Vieni nebūsim, visi turistai suėjo. Tokia eilutė. Iš karto žmonės išnaudoja ir pardavinėja skėčius. Bent kelis mačiau. Su skėčiais. Ką, mes einame į akvariumą. O jūs žuvytės pamatysit kitam video. Taip, laukia kitą video. Ten Pamatysit. turėtų būti didelis delfinas, ruonis, dar kažkas. Banginis gal. O kaip jis vienas Sako, 15 didžiausių- 15 tūkstančių įvairių gyvūnų yra šitam akvariume. Ir vienas didžiausių visoje Europoje. Italija liktai didžiausias vis dar. Kai statė, tai buvo Europoje pats didžiausias, bet dabar jau atsirado didesni. Ir pasakysim, ar verta aplankyti ne tada, kai saulė šviečia, ar tik tada, kai lyja. Iki. Aide.